Kovo 3 dieną įvyks mėnulio užtemimas. Tai kelios dienos prieš ir po jo įprastai būna jautresnės. Todėl finansų klausimuose būtų verta neskubėti. Na, nuo kovo 1 dienos Venera stiprina norą išleisti daugiau malonumams. Dėl to būtų verta sąmoningiau vertinti savo pirkinius, ir sprendimus. Na ir jei šiuo laikotarpiu planuojate pirkti automobilį, techniką, keliones ar būstą, tai vertėtų atidžiau tikrinti dokumentus, garantijas ir sąlygas, nes dabar Merkurijus retrogradinis ir jisai gali nešti klaidų ar neiškumų. Na ir šiuo metu gaunasi, kad yra lengviau suklysti ar nepastebėti svarbių detalių. Taigi, rinkitės tai, kas turi realią, o ne tik emocinę vertę. Na ir jei ši informacija jums buvo naudinga, tai prašau pasidalinkit ir su savo draugais. Na, o šiuo laikotarpio savo, būtent horoskopą, galite rasti nuorodoje komentaruose. Tai linkiu sėkmės visiems šiuo laikotarpiu.